Pagrindas buvo tai, kad idėja pačio renginio, kad mes praeinam pro visą vyro, vadinkim, gyvenimo liniją etapą. Tai aš norėjau parinkti tokius šaltinius šviesos, kad galima būtų labai aiškiai perteikti, tarsi kaip linija, gyvenimo linija. Ir to pasekoje man tiesiog atsirado tos kaip vienas iš šaltinių, tai yra ledinė, vadinkim, juosta, kuri tarsi imituoja ir papasakoja, kad koks gali būti kelias kiekvieno žmogaus nuo pat pradžios iki pat. Tai gal du pagrindiniai akcentai be juostos, tai yra pats variklis, kuris įprasmina gyvenimą, širdį. Ir kitas šaltinis tai yra vanduo. Vanduo gal labiau tokia yra kaip ramybės stadija arba finišo tiesioji, kur žmogus sustoja ir gali pamedituoti, pagalvoti apie tą visą gyvenimo praeitą jo. Pagrindas bus tai yra pats pastatas ir jo architektūra, kuri pakankamai dėkinga perteikti tos visus gyvenimo vingius, nes pats yra kaip elipsės formos, kylantis, tarsi kaip ir betonas šaltas, bet su šviesa aš galėsiu perteikti tos motyvus ir šviesią gyvenimo pusę, trikdžius, lūžius, nukritimus, pakilimus. Tiesiog labai gavosi gera sinergija, lokacijos, idėjos ir tų visų sprendimų, kurias mes atmengėm kartu su komanda. Aš to projektu tiesiog tikiu ir metam visas pastangas, tai kad tai būtų wow efektas visom prasmėm. Ne tik, kad wow yra gražu, bet kad ir paliestų į širdį, ta prasme, ir negatyvas, pozityvas ir visi kiti dalykai. O kaip tai bus, tai aš realiai sužinosiu su kolegom renginio dieną.